kai perskaičiau šitą knygą, tik vienas dalykas. Šitos knygos dėka vėl sugrįžau į tą vaikystę, į tą svajonę, kad niekas nesirgtų, kad visi būtų sveiki ir aš tada matau save laimingą, belia kaip žodžiu. Ir aš supratau, kad tas tik vienas dalykas ir yra mano gyvenime, bet būtent, kai sakai, Rasa, ten kažkas sakė, kad taip negalima, gyventi dėl kitų, kad bent jau tie, kuriuos aš pažįstu, kad būtų laimingi, sveiki ir turtingi dar. Vis tiek tas giliai pats pirminis yra, tai pirmiausia, tai dėl savo. Tada man gerai, supranti. Taip, tada man gerai, tada aš jaučiuosi gerai, kad, kai visiems gerai, tada aš nemoku džiaugtis ir man neina džiaugtis ir aš esu labai nelaiminga, jeigu čia dabar visos laimingos ir nors vienas žmogus bus nelaimingas, aš jau nelaiminga, man neina tada džiaugtis. Žodžiu, čia mano tas ego, kad man faini, kai visiems faini. Bet dabar vėl grįžtu į tą situaciją, tą verslą. Man tas žodis verslas, verslas, žinokit, jūs neįsivaizduojate. Mane surakindavo, kai reikdavo padaryti verslo pristatymą. Man atrodydavo papasakot žmogui, kad padėti jam, kad gal tu nori būti sveikesnis negu esi, gal tu turi kažkokių problemų, kaip ir paprasta, ne? Bet tą atrodo verslo temą dėstyti, tai surakina visą žandikaulį ir burna išdžiūsta ir atrodo, kažkokia chemija prasidaro. Bet aš jau seniai su tuo susitvarkiau ir pasakysiu kaip, kad žodžiu, mes visada irgi, kaip ir Rasa sakė, iš to auklėjimo vaikystės, aš nežinau, iš kur šitas parėjęs, kad jeigu geras žmogus, dvasingas, geras, toks dėl kitų, tai turi būti, kaip sakyt, biednas, ne? Reiškia, negali važiuoti su gera mašina, negali nešioti kažkokių vardinių rūbų, nes tada, tai kam tu tie vardinių, tai tu, jeigu toks geras, tai paukok prieglaudomvaikų namam, ne? Važiuok su Opeliu, nes tu pasižiūrėk, tu važiuoji su Tesla, ne? O kiek yra skurstančių? Mano toks, būdavo, anksčiau. Ta prasme, toks dalykas ir iš tikrųjų dar nepasakyčiau, kad dabar jau 100% jau taip nėra, bet jau man gerai sekasi. Ir įsivaizduokit tada, aš supratau, kad yra sveikata fizinė, kūno sveikata ir yra ta finansinė sveikata. Finansinė sveikata. Kas esate šiandien finansiškai sveikas, jaučiatės? Finansiškai sveiki. Pagaliau. Tai suprantate, ne, ką tai reiškia. Kai pavyzdžiui atsitinka kažkam kažkas, arba kažkur kažką išgirsti, kad reikia, galbūt padėti, tavo širdis gera, tu jau čia kaip ultam atsidarai piniginio, ten 5 eurai. Ką tu ten padėsi? Norėtum, ne? Kažkam. Tai, žodžiu, su tuo irgi tvarkaus ir man visai gerai sekasi. Ir dėka irgi, kad tu pasakei, Rasa, kad būk tarp tokių žmonių, aš pamažu atsidūriau tarp tokių žmonių, kurie yra ir su vertybėmis, ir labai dvasingi, ir labai finansiškai gerai stovintis, ir labai daug atiduodantis. Ir aš supratau, kad aš noriu irgi tokia būti. Tai dabar privedu prie tos neolife, ne? Kas gyvenime žmogui svarbiausia yra? Nuvardinkit po vieną dalyką. Sveikata. Toliau. Sako žmogus užtraukdamas 3 cigaretę. Kas dar? Būti laimingu. Tai kodėl galiu užtraukti cigaretę ir mėgautis ilgai būti laimingu. Ta laimė kaip kiekvienas, ne, kad laimingas. Kaip tas laimė? Kas ta laimė? Tai gerai, Sveikata. finansinė. Kas dar svarbu žmogui? Laisvė. Savirealizacija. Saviraiška. Taip, kas dar? Dar vieno dalyko neišgirdau. Kur jūs čia dabar esat? Jums svarbu? Jums svarbu, kur esat? Svarbu būti naudingus. Taip. Ir bendruomenė. Bendruomenė už tai ir yra būti naudingu. Aš iš tikrųjų nepasakiau dar tokį dalyką, kad aš konsultuoju asmeniškai sveikatos klausimais, asmeninės turiu konsultacijas ir paskaitas. Tai noriu pasakyti, kad žmonės, kurie ateina su baisiom ligom,
žinot, kokiom tikriausiai, ne, kad su tokiom pačiom baisiausiam, kurie ateina, yra toks, vienas toks, bendras vardiklis. Aplinka, kurioje yra žmogus labai daug ką reiškia. Ir žodžiu, tai yra sveikata irgi. Kas tave supa, tai irgi lemia tavo sveikatą. Tai dabar žiūrėkite, ne? Sveikata, savirealizacija, bendruomenė ir finansai, ne? Čia galim susidėlioti, kaip sakyt, kaip čia tik norim, bet tai yra svarbiausia dalykai žmogui. Tai iš tos serijos sako, sveikata svarbiausia, kiek tu sveikatai skiri laiko kiekvieną dieną, jeigu sveikata svarbiausia. Ir tai pagalvoju, kad, turbūt mažiausiai. O finansus visi pasako paskutiniai vietai, bet daugiausiai skiria laiko darbui per dieną, ne? Taip, kaip pagalvoju, tai kaip čia gaunas tas, kuris tau svarbiausias, tu skiri laiko mažiausiai. Tai žodžiu, finale, man po kelių metų būnant čia, aš supratau, kad šitoj kompanijoje, kaip pavadinkim tinkliniai, marketinginiai kompanijai, kur man buvo kryžius, aš gaunu viską. Viską. Įsivaizduojat? Beliko tik gyventi. Sveikata. Kuriam darbe, dirbdamas, tu nesusivarysi sveikatos. Tam, kuriam mėgausiesi dirbdamas. Taip. Ir kur mėgausies, nes gali mėgautis ir ten varyti, kai sakyt, ir susivaryti, ne, kaip irgi toks perlūžti, čia kiekvienam galbūt darbe. Jeigu dirbsi tą, kas patinka. Taip. Bet čia plus yra produktai sveikatinimuisi, finansai, bendruomenė. Jeigu jūs galvojat, kad čia tik tai, tie, ką mes šiandien turim, tai žinokit, labai kviečiu atvykti į didesnį renginį, ne live, ir pamatysit, kaip yra žemėje, kaip sakyt, pasaulyje kitas pasaulis. Dar ir tai būna. Kas jau dalyvauja, pritarsit tikriausiai, ne? Ir kas liko? Finansai. Finansai, aš vėliau tas skaidrės pajungsiu truputį apie tos finansus, bet galiu pasakyti tai, kad šiandien dienai turbūt aplinkoje savo nerasite nei vieno žmogaus, kuris nebūtų kažkokioj tikliniai marketinginiai kompanijai. Ar tokių pažįstat, kur dar nežino, kas tai yra ir dar iš niekur internetu neperka. Tai jeigu prieš 18 metų, kai aš prisijungiau prie Nelife, tai buvo tikrai vienas kitas ir tai atrodė kažkoks kosmosas ir atrodė tikrai gėda kažkam, kaip pasakė Rasa pasakyti, tai šiandien dienai yra žmonės be problemų, ta prasme, su tinkliniu marketingu neturi kažkokių, kad ten kažkoks nežinomas dalykas. Aišku, dažniausiai turi blogos patirties, ne? Dažniausiai ir jau būna, sako, aš jau esu atsikandęs. Užtat labai labai svarbu, kur tu ateini. Tai tai tiesiog vis tiek aš galvoju truputėlį parodysiu jums keletą skaidrų. Bet čia kažkur turėtų tas... Gerai. Paryškėjo, ne? Pats paryškėjo. Čia, tai nuotrauką neaišku. Tai aš truputėlį žodžiu pasakoju ir dar prijungsiu ir savo tą paskui žodžiu ir išgyvenimą. Tai atrodytų, mes daug tų kompanijų marketingų esame girdėję, bet Nelife kompanija, kodėl aš pasirinkau būtent ją ir kodėl labai labai kviečiu ir jūs visas, žodžiu, prisijungti prie mūsų bendruomenės. Tai pirmas dalykas, kad šitai kompanijai yra daugiau kaip 60 metų ir jinai yra laiko patikrinta. Tai reiškia, žinot, kai būna kaip geras brandintas vynas, kaip kažkokie tikri dalykai, kur yra jau tiesiog laiko išbandyta, kur jau yra vykę daug dalykų, jau realiai, jeigu jau būtų kažkas negerai, tos kompanijos jau šiandien dienai nebebūtų buvę. Ir man asmeniškai surezonavo tai, kad ta kompanija siūlo produktus, kur man kaip loginio mąstymo žmogui labai labai svarbus, tokie punktai atitinka. Kas galvojat, kad sveikata yra tai, kad tu valgai? Kad maistas yra vaistas. Ne tik, bet kas galvojat, kad maistas yra vaistas, arba maistas yra ligos? Maistas. Ta prasme, gyvybės palaikymo. Jo, bet ta prasme, kad gali valgyti, tarkim, nesąmonės, šlamštą ir būsi sveikas, kas taip galvojat? Tarsi, kad maistas
maistas iš tikrųjų, nu, yra vaistai. Ir čia tą pasakė Hipokratas prieš daugiau kaip 2000 metų, įsivaizduoju. Tai reiškia, kad jau prieš Kristų. O mes su savo tradicinė medicina esame tiek toli nuėję, kad nu realiai lygų padaugėja, tyrimų padaugėja, diagnostikų padaugėja, o lygų irgi, nu, žodžiu, auga nesvietiškai skaičiais. Tai man kaip loginio mąstymo vaistininkiai buvo priimtina, kad šita kompanija siūlo papildus, maistinės medžiagas mes jos vadinam, iš maisto. Vaistinėje papildų 5 aukštais, 5 eilėm ir, nu, žodžiu, vat, ir omegų vien tik tai galėtum nuėjęs į Akropolio vaistinę rasti, vat, nu, kaip nuo čia iki čia ir per 5 eilės. Bet Neolife kompanija sugebėjo paimti maistinės medžiagas iš daržovės, vaisiaus grūdo, žuvies ir padaryti tabletes. Atrodytų, dabar kam taip atrodo nenormalu čia? Normalu, man atrodo, kad tuoj po kažkiek metų nereiks nuo maisto tik tablečių įkarsim ir ne, iš tikrųjų. Nu, tai kosmonautai, Taip, taip nu, ir maitinasi. Tai ir sakom, daug kas išnešti, kad ateis po daug metų kažkiek ir nereiks to maisto. Čia ir vadinamas kosmonautų maistas. Aha, aš čia bandau dabar nepasiruošęs, esu neišsitraukus, bet bandau tokį, žinot, pažadinimui, va, radau. Valerijonas. O matot, valerijono tabletės. Kam reikia, padeda. Tai žodžiu, Po paskaitos. farmacija sugalvojo, kaip valerijono šaknį sukišti į tabletę. Čia yra farmacijos išradimas. Neolife kompanija galvoja, nu jeigu farmacija išmąstė, kad valerijono šaknį gali sudėti tabletę, tai tikrai ir morką gali sudėti tabletę. Ir sudėjo morkas į kapsulės. Įsivaizduojat, morkas sudėjo kapsulės. Tai nereiškia, kad morkų nereikia valgyti, ląstelienos reikia. Bet šiandien dienai mes valgydami ląstelieną, realiai mes tos maistinės vertės nebegaunam, nes mūsų daržovės, vaisiai, uogos, salotos auga nebe žemėje ir be saulės šviesos. Turbūt nenustebinsiu pasakydama, kad auga daržovės pampersuose, ant tokių batų, ant kažkokių keistų paviršių pjuvenose ir, nu, žodžiu, bet ne žemėje ir be saulės. Matėte, ne? Turbūt tokių. Aš pati savo akimis mačiau, kaip dažomi pomidorai. Tai tikrai nesu teptukais, kaip daugelis pagalvoja iš karto, bet su švirkštais, su tokiais kaip kateteriais, kur žmogui stato į veną, ne, tai ten tiesiog sustatyti į pampersus tokius ir bėga skystis, kuris chemikalai, bespalvis, kuris sureaguoja chemiškai su pomidorė, žodžiu, vyksta cheminė reakcija ir jisai paraudonuoja per kelias valandas. Tai žodžiu, mes valgydami tą pomidorą, ląstelieną gaunam, vandenį gaunam, bet negauname ląstelių maisto, mes negauname to dažo. Dažai, kurie nudažo daržovės, vaisius ir daržovės ir yra mūsų, žodžiu, mūsų vaistai. Tie, kai sakė Hipokratas, maistas vaistas, tai jis turėjo omenyje tas spalvas, kurias turim suvalgyti, ne vien tik vitaminus ir mineralus. Tai žodžiu, jeigu taip trumpai, kad mane užvežė va šitas dalykas ir įsivaizduokit, jeigu aš galvojau, kad Neolife'as nukopijavo farmaciją, tai iš tikrųjų viskas atvirkščiai. Iš tikrųjų nežinau, ar atvirkščiai, bet aš taip pagalvojau, kad čia čia bendrai papildas, čia yra papildų lentynai stovintis, kad Neolife kompanija pati pirma pasaulyje pagamino papildą kapsulės pavidale. Nebuvo iki to laiko jokių tablečių papildų, kapsulių ir tablečių, ta prasme, nebuvo, kad papildai buvo tik skystis kažkoks, šaukštais kabinamas kaip žuvies taukai, bet kapsulė ir tabletė Neolife kompanija pati pirma sukūrė, kaip papildą tokį. Man labai prisidėjo, surezonavo tai, kad kompanijos tokia kaip misija, kad gaminti produktus, kas nekenkia žmogui ir gamtai. Tai aišku, čia nėra dekoratyvinė kosmetika, aš iš vis kosmetikos linijos norėčiau šiandien nepristatinėti, nes mano labiausiai sritis yra maistinės medžiagos, valymo priemonės, kurios yra saugios tiek žmogui, tiek gamtai. Žodžiu, labai užkabino, kad yra viskas pagalvota 5 žingsnius į priekį, taip kaip man kažkada žaidžiant šachmatais. 5 žingsniai į priekį ir jie visi turi būti suvokiami. Kai mokinausi universitete medicinos, atsimenu, kai
mokėmės toksikologiją, nežinot, farmacininkai, jie ten daug chemijų, aš nežinau, apie 20 chemijų aš mokinos per tos 5 metus sintezuoti vaistus ir ten, žodžiu, surasti adatą šieno kupetą, kai reikdavo išgryninti, nu, žodžiu, tarkim, kaip pavyzdys, su kuo žmogus buvo nunuodytas, o tą žmogų rado ten, tarkim, po mėnesio po jo mirties, ne, kokiam nemune visą jau praskalautą ir surasti, su kuo jisai buvo nunuodytas. Tai farmacija čia yra. Ta prasme, kai rasti tą pleiskanos 10 dalį, ir tai yra toksikologija mokslas. Tai žodžiu, šitas žmogus yra toksikologijos pradininkas. Per jį atsirado pasaulyje mokslas toksikologija. Jis tą sukūrė mokslą. Ir šitas žmogus susirado Life kompaniją prieš kelis dešimtmečius ir ją pasirinko kaip savo, kaip sakyt, nu, kad jis čia kurs produktus, sukūrė mokslo patarėjų tarybą, surinko ir sukūrė būtent šitą maistinių medžiagų liniją. Ir principas, nu, toks noras, kad žmonės nesirgtų vėžiu. Nes jisai ir chemoterapijos pradininkas, jisai pirmas pasaulis sukūrė chemoterapiją tablečių pavidale ir jisai, nu, kaip panorėjo, kad sukurt produktus, kad jau žmonėm, kad užbėgti įvykiam už akių. Aš apie jį buvau girdėjusi ir kai aš pamačiau šitą žmogų, pirmas, aišku, sukilo nervas, galvoju, nu kaip gali tokio šviesaus atminimo žmogų, nu, naudoti šitą kompaniją, nu, tipo čia mūsų tas jau draugelis, ne, ir čia jau mūsų mokslininkas. Bet pasirodo, kad, nu, žodžiu, čia viskas taip ir niekas čia nieko neprikišo, neprivedė, čia taip ir yra. Tai mano apsisprendimą nulėmė tie keli faktoriai. Aišku, kad sūnus pradėjo vaikščioti, bet kodėl aš likau toliau, tai man susidėliojo, kad čia yra labai saugu, labai rimta ir reiškia, čia yra tai, ką, nu, galimybė gyvenime išlaikyti tą sveikatą. Ir aš, aišku, apie finansus dar, kaip sakiau, pradžiai 3 metus negalvoju. Eglute, labai atsiprašau, gali paminėti, vat, iš mokslo tarybos rytoj poryt Kleiton Lietuvoje. Atvažiuoja į Lietuvą. Rytoj į Kleitoną, poryt į Vilnių. Poryt. Va tie mokslininkai kartą per metus arba per 2 metus atvažiuoja į Lietuvą. Tai mes dabar pas Eglę važiuosim pas vieną arba pas kitą, į Vilnių arba į Kleitoną. Jeigu čia būtų medikų, gal čia yra prie medicinos biški žmonių. Jeigu būtų medikų, tai čia, žinokit, jau šitą skaidrę, tai čia komentuočiau 1,5 valandos. Nes čia yra labai svarbu, čia yra visokie moksliniai tyrimai, žurnalai, polifenolių institutas, nu čia, žodžiu, labai rimti yra dalykai, kurie jau daktarui ir kokiam ten, kur labai reikia tų detalių, faktų, nuorodų, tai čia jau būtų pagrindinis šitą skaidrę. Tai va truputį praleidžiu. Dabar gerai, tada einame prie to, nu, tokio jau konkretumo, kas čia vyksta ir iš kur galima tuos finansus susikurti, ne? Kas iš čia sėdinčių einate į parduotuvę? Einate, ne? Nu, kažką perkat. Dabar jau nebe. Aha, tai esate klientai, ne? Esate klientai ir einate į parduotuvę, ne? Iš kur parduotuvė gauna produktus? Nu, aišku, parduotuvė dažniausiai pati ten, nu, paminėkim kažkokį prekybos centrą, pati tikrai nemelžia už kažkokį prekybos centrą karvės, neaugina kiaulės ir viską dažniausiai perka iš kažkokių gamintojų, iš kompanijų. Ir tarpe kompanijos ir jūsų, čia galima pasakyti ir apie vaistinės, ir apie bet kokią parduotuvę, matot, kiek yra grandžių, ne? Aš dirbau 10 su virš metų farmaciniai kompanijai, dar pamiršau paminėti. Tai aš buvau, šitas aš buvau pardavimo atstovė, kuri lankė gydytojus ir vaistinės. Tai įsivaizduokit, ar šitie žmonės dirba veltui? Ar čia yra žmonės, kuriems reikia atlyginimus mokėti? Ar čia yra logistikos? Ar čia yra elektra, kas naudoja, vandenį, kas naudoja, kas transportą naudoja, ne? Visur praktiškai čia yra buhalteriai. Ta prasme, tai atrodytų mums, nu kas čia? Kaip sakyti, negalvojam. Kiek ūkininkas gauna už pieną? Centus. Mūsų draugų tarpe yra ūkininkų, jau pameluoti dabar ar 15 lygtais centų gauna už litrą.
Kiek mokame parduotuvėje mes už litrą pieno? 1,5 €, ne, jeigu toks jau, tai panašiai. Jeigu su akcija, tai euras 30. O čia gauna 15 centų. Kaip vaistininkė pasakysiu, kad jeigu nueinat į vaistinę ir perkat, kada paskutinį kartą buvot vaistiniai? Pleistro buvau. Pleistro nesiskaito. Vaistus pirkot? Dažnai. Dažnai. Nu, vat už 10 eurų kažką pirko, tarkim, ne? Spėkit, kiek kainuoja vaistas su visa dėžutė turinys. Realiai, kiek jo kaina yra. Už kiek parduoda gamintojas. Už eurą. Kas pasakė? Aš. Nes tu žinai. Tu visiems paskaitai. Ne, logiškai paskaičiuoja. Šiaip pati farmacija yra... Nu, bet taigi mes nenuvažiuosim, kiek mums, arba gerai, mes važiuosim pas tą gamintoją, tai mums tada brangiau kainuos nuvažiuoti ir nusipirkti iš gamintojo. Nu, žodžiu, Čia natūrali grandinė. Nusiperka moškavą ir augina. Nu, arba, pavyzdžiui, tas ir ūkininkas, kaip sakot, su pienu ar negi. Tai gerai, jisai gali už tą pieną paimti tiek, kiek parduotuvėje paima. Tik tai jam reikės ką padaryti? Pasistatyti pačiam parduotuvę ir prisitraukti, ta prasme, klientų. Jam taip pačiai reikės reklamą daryti, mokėti atlyginimus. Nu, tai čia, tas atvažiuoja ūkininkai pas mus į kiemą. Gerai, tai ir parduoda, bet tai ir gerai parduoda. Bet jam kas kainuoja? Transporto reikia, kuras kainuoja. Taip? Nu tai va, tu dabar, taip, jeigu tu esi vienas, tu neparduosi didelio kiekio. Tu esi vienas, tu gali padaryti darbą tik ribotą laiką ir turi per parą 24 valandas. Tai yra viskas maksimum. Tada jeigu tu nori plėsti savo verslą ir daugiau uždirbti, turi samdyti žmonės. Bet tau, sakysim, vis tiek tada, jeigu tu pats pardavinėjai, tau papildomos išlaidos yra kuras, turi nusipirkti transportą ir taip toliau. Suprantat, kaip yra? Tai dabar žiūrėkit, labai panašiai viską čia iš tikrųjų teisingai Šarūnė pasakoja. Bet koks yra Neolife verslo modelis. Žiūrėkit, vėl mes esam tie patys klientai. Tik tai mes galim būti klientai ir pirkti iš konsultanto, ne? Nu, pavyzdžiui, bet iš Rasos, iš Ritos, iš manęs, bet galim būti konsultantai. Viename konsultantai klientai ir pirkti iš kompanijos. Reiškia, pirkdami bet kokioj tinkliniai marketinginiai kompanijai, mes išvengiame šitų tarpininkų ir perkame iš kompanijos produktą tiesiai internetu. Dabar, žinot, kodėl tai verta daryti? Kodėl? Todėl, kad... Nu, nes todėl. Ne tik tai, kad mažesnės kainos. Nu, tai čia viskas aišku, tu gauni už mažesnę, tu užsidirbi ir tu parduodi. Tai apie tai dar kalba. Čia dar tik tai tas, tai čia, kad būtų, tai čia smulkmena. Bet aš noriu pasakyti, kad jeigu čia vertė yra 10%, ne, nuo tos, jeigu 10 eurų vaistiniai pirkote, tai čia yra euras. Aš jums kaip farmacinės kompanijos atstovė pasakysiu, kuri žino, tas, kai sakyt, aš toj virtuvėje buvau. Tai čia kainos yra nuo 30 iki 50%. Ta prasme, vertė produkto. Reiškia, tu gauni kelis kartus didesnį, vertingesnį produktą. Tai ne tik tai, kad pigiau pirksi ir brangiau parduosi. Žodžiu, kad ta grandinė, kaip atrodytų, kad mums čia tokia vatane galbūt neprimtina, bet jau iš tikrųjų, kaip ir minėjau, nesurasite savo rate žmonių, kurie nežinotų, kas tai yra. Tai ta grandinė leidžia mums įsigyti aukštesnės kokybės produktą už dar žemesnę kainą. Kas yra svarbu, kalbant apie Neolife kompaniją, ko tas išskirtinumas, ne? Kad kompanija ne tik tai, kad pagamino tą papildą pati pirma, bet šita kompanija išskirtina, kad atlieka mokslinius tyrimus su savo produktais, atlieka klinikinius tyrimus. Ir aš kaip vaistininkė pasakysiu tokią paslaptį, galbūt netikėta čia jums bus, kad vaistinėje, kai mes galvojam, kad yra viskas šventa ir kad ten yra viskas ištikrinta ir nueinam ir jau pasiteikėm avansu, tai vaistinėje rasti produktų, su kuriais būtų atlikti klinikiniai tyrimai, kalbu apie papildus, ne? Tai yra, realiai galėčiau suvardinti ant vienos rankos 5 pirštų tas kelias kompanijas, kurios tai daro. Tai yra super pavieniai atvejai. Neolife'as gamina produktus, su kuriais nuolatos visi yra standartizuoti, kiekviena serija partija yra patikrinta. Ir žodžiu, kompanija pateikė tą tokį rinkodaros planą ir būtent tą, ką jūs grįžtų atgal, tą, ką jūs čia sumokėtumėt
pirkdami tą pieną ar tą kažkokį papildą vaistinėje, neimkim apie maistinės medžiagas, kalbam apie papildus, tai čia jūs apeidami tas tarpinės grandis, jūs galite, nu žodžiu, tai uždirbti. Tai čia vis tiek, nu, ta prasme, tai yra du skirtingi pardavimo būdai, nu, tarkim, ar ne? Taip. Nu, bet vis tiek tinklinė marketingė tai ir yra, kaip, nu, tarkim, tas principas, taigi tu nesi tiesiogiai, tu po kažko stovi. Taigi aš nenuvažiuosiu tiesiai, nesudarysiu sutarties su tuo gamintoju. Taip. Jau yra ar kažkoks atstovas Lietuvoje, nu, tarkim, ar ne, Ne. ir aš su tuo atstovu. Ne. Nu, bet kaip Tu jūs sudarai- eina ta sistema. Būtent ta sistema Nelife ir yra, kad tu sudarai sutartį tiesiai Nu, tai gerai, kompanija. sutartį tiesiai, bet virš manęs tada eina kiti žmonės, kur nuo mano pardavimų jiems eina procentas. Nu, tai čia, ta tai aš prasme, ir noriu kad man pasakyti, logika tokia Šarūne. pati, tik tai, kad skirtingi Taip. tie pardavimo būdai. Tai aš Bet tiesiog čia tada tik tai- pradėksiu, o paskui atsakysiu jūsų klausimus. Žodžiu, noriu pasakyti tokį dalyką, kad šiti visi pinigėliai yra paskirstyti būtent tam, ne jum tik tai atiduodami, bet jum kompanija jum atiduoda, bet paskirsto tai visam tinklui už reklamą, už tas visas iš lūpų į lūpas tą skleidimą. Žodžiu, ką sumokėtų tom keliom grandim, ne? Tai va tiesiog aš tada prabėgu ir paskui atsakysiu jau kiekvienam į jų asmeninius tokius kažkokius prieštaravimus. Kai žmogus ateina į Nelife kompaniją, nu kaip sako, aš noriu jau, nu vat noriu taip gyventi, kaip tu čia papasakojai, ne, kad va tiesiog gyveni ir čia aišku per tą valandą nepilną, čia nepapasakosiu visų detalių, mes dabar Tai tu darome. nepradėsi už metų taip gyventi kaip tu, štai kad tu jau 18 metų. tai ne? Gali gyventi ir po Visai metų. kitoks. Gali gyventi ir po metų taip kaip aš, čia vėl yra, aš nesu ta labai sėkmės istorija, galiu prisipažinti, yra žymiai sėkmingesnių mūsų rate, netgi žmonių mūsų bendruomenėje. Yra žymiai sėkmingesnių, kur per metus tą padarė. Taip, bet aš noriu pasakyti, kad mes dabar turime mokymus, o pavyzdžiui, dabar darome jau 3 mėnesį mokymus, žmogus, kuris ateina, jisai nėra, kad ateik prisijung, nu ir daryk, kaip tau seksis, tavo, nu žodžiu, kaip jau tu arba sėkmingas būsi, arba nesėkmingas. Mes šitą žmogų prijungiam į mokymus, mes su juo darom namų darbus, mes su juo, nu kaip sakyti, pagal to žmogaus tempą, pagal jo poreikį, mes su juo judam. Pagal jo poreikį, jeigu jisai nori skirti valandą laiko, nes, pavyzdžiui, turi kitą darbą, nes nori valandą laiko skirti ir tik tai daugiau neturi laiko, tik valandą, mes tokiu tempu ir judam. Tai nereiškia, kad aš su visos Lietuvos žmonėmis savo tinklo judu, bet yra, kiekvienas turim tą savo rėmėją, tą savo lyderį, kuris su tuo žmogum ir, kaip sakyti, dirba, ne? Tai žodžiu, mokymai yra žmogui suteikiami pagal jo norą. Visą pagalbą. Taip, skatinimo programos, vėl pavyzdžiui, taip atrodytų, nu, tie pinigėliai, čia taip atrodo ne pinigai, o pinigėliai, ne? Bet skatinimo programos tai reiškia, kad tu, jeigu esi išskirtinis, nu noriu pasakyti paprastai žodžiais. Aš dirbu vaistininkė jau 19 metų. Nesvarbu, ar tu dirbi ten trigubai daugiau parduodi už kolegę, ne? Vienodai gauni. Planus ten, nu dabar jau, ačiū Dievui, biškai pasikeitė sistema, nereikia tiek pardavinėti to, ką reikia, kaip sakydavau, vieną mėnesį tas nuo gerklės geriausias, kitą mėnesį tas nuo gerklės geriausias, tai dabar jau kažkaip jau to nebeliko, jau pamažu išsigyvendinu. Bet, jo, bet čia tikrai juokingai skamba, bet tas, kad tu jeigu esi žvaigždė, nu kai sakyti, jeigu tu, nu tau reikia, bet kaip man, ne, išsaugot namą ir, nu, man nebuvo ten kada galvoti. Tai dar yra papildomai prie atlyginimų už tavo tą sėkmę, už tavo augimą, dar papildomai įvairios premijos. Produktų akcijos vėl leidžia gauti produktus nemokamai vartojimui. Reiškia, nu kaip nemokamai, reiškia, už tam tikrus įdirbius irgi gauni kažkokias skatinimus, kad tu gali. Mano iš tikrųjų tikslas buvo ne kelionės. Mano tikslas buvo, kai prasidėjo krizė, aš galvoju, nu gerai, tą namą kaip nors ten dar atiduosim, man kruopas valgysim ir galvoju, tai palauk. Vėl man ta džiova atsinaujins, mano vaikas realiai tik pradėjo vaikščioti dėka šitų produktų, aš negaliu jų numesti, aš negaliu jų atsisakyti. Ir pradėjau šitą veiklą, galim sakyti, dėl to, kad nusipirkti šitos produktus. Kelionės yra gerai, bet čia realiai aš tik tai kokie 3 metai ant jų užsikabinus esu, aš nebuvau ta aistringa keliautoja
Bet dabar prisipažinsiu, vat, už kelių dienų, už savaitės iš kompanijos už gerą darbą gavome su vyru dovanų į sveikatą ir važiuosime į Italiją. Tai va, tai žodžiu, tikrai, nu, tai vyksta, tai nėra, kad pasaka. Kad gera padaryta visa sistema, pardavėjam ir visas skatinimas ir užsidirbti gali. Ir pavyzdžiui, dabar susikūrė savo verslą. Kad ir produktas, ta prasme, nu, geras. Jeigu jums reikės bėgti, jūs sakykit, aš čia skubu, tai kaip sakyt, kad, nu, jūs jau kaip reikės, kelkit ranką. Konsultantų aptarnavimą, aš dabar truputį nusikelsiu į tradicinį verslą. Žinot, kai su vyru antru susipažinom, sugalvojom atsidaryti savo kavinę. Tai žinau, kas ten mums užplaukė, tėvai jo turėjo kavinę, bet buvo neužsidarius, tai mes sugalvojom, nu, padaryti dabar jau taip, o dabar tai tikrai bus gerai, bet tokie sentimentai tam miesteliui, nes aš iš jo kilus ir žodžiu atsidarėm kavinę. Pirmus mėnesius mokesčių daugiau sumokėjom negu iškepėm karbonadų, nes reikėjo mokėti tokius keistus mokesčius. Ladgom, utilizavim, nesvarbu, kad tas šuo, kur kieme pririštas prie grandinės, tas, kur kiem sargys, ne tos kotletus atlikusius suvalgydavo. Bet reikdavo mokėti utilizavimam, žodžiu, už muziką. Reikėdavo mokėti, kad atvažiuoja dezinfa, sugaudyti virtualias kažkokias musės, žiurkės, pelės ir vorus, kurių net nėra, bet nu reikdavo mokėti kiekvieną mėnesį mokestį, nes nu tipo atvažiuoja ten ir viskas surankioja, nors nu kai tik atvažiuoja parašą padėti. Ir suprantat, ir finale, kad atsidaryti kavinę mums reikėjo, tai nebuvo visiškai nuo nulio, ten buvo jo tėvų buvusi kavinė, kuri tuo metu buvo uždaryta. Reikėjo tik 40 000 litų. Nu, atlikti kosmetinį tokį truputį remončiuką. Ir mes atsidarėm, sukišom 40 000 litų ir po metų, nu, minusas. Minusas ir ta prasme galvojom, nu, šakės. Dėl, nu, nenori detalės vertis, kiek kainuoja buhalteriai, ta prasme aptarnavimai, nu, viskas. Čia labai svarbus dalykas. Tai šitą kompaniją tu pradėjęs su 39 eurais investicija, nes tiek kainuoja užsiregistruoti kaip konsultantui, arba 78 eurai su produktais, kur realiai išeini į pliusą, nes produktų gauni už 90 eurų. Tau nereikia 40 000 litų, nu, tai būtų 10, nereikia pradinio kapitalo, kad pradėti visą tai ir tu dar negana to gauni ofisą savo virtualų, kur ten sėdi buhalteriai, dar skaičiuoja tavo sąskaitas, tau išrašo. Ta prasme, kad yra visa sukurta bazė.